Hello, sveiki šiame šeštadieniniame video ir šį kartą labai paprastas dalykas. Pakalbėsime, kuogi skiriasi labai panašų žodžiai fit, suit ir match. Kartais pasitaiko, kad lietuviškai mes turime vieną žodį, o angliškai tas pats žodis gali turėti kelis atitikmenis pagal tai, kada mes jį naudojame arba kokioje situacijoje mes jį naudojame. Taigi, fit, suit ir match lietuviškai reikštų tikti. Tačiau pažiūrėkime į kiekvieną iš jų atskirai. Fit mes naudojame tada, kai kalbame apie rūbus, įvairius daiktus, kurie mums tinka pagal dydį arba formą. Kai rūbas yra tinkamo dydžio, kai rūbo, tarkim, rankovės nėra per ilgos arba per trumpos, pečiai tinka, dydis tinka ir išmatavimai tinka ir taip toliau. Tokiu atveju mes naudojame žodelį fit. Pažiūrėkime į pavyzdžius. These jeans fit me perfectly. They are neither too tight nor too loose. Šie džinsai man puikiai tinka, jie nėra nei per tamprus, nei per laisvi. This shirt doesn't fit him anymore since he grew taller. Šie marškinėliai jam nebetinka, kadangi jis paauga. Taigi dydis turėtų būti didesnis ir marškinėliai nebetinka. Make sure the shoes fit before you buy them. Įsitikink, kad batai tinka prieš juos perkant. Taigi fit, kai kalbame apie dydį. Suit mes lietuviškai taip pat sakom tinka. Bet suit mes naudojame tada, kai daiktas, rūbai ar kažkas tinka pagal pažiūrėjimą, pagal išvaizdą, gražiai atrodo ant žmogaus, ar ne? Kartais būna, kad daiktas mums fit, tinka pagal dydį, bet doesn't suit. Kartais būna atvirkščiai, ar ne? Labai gražiai, labai suit, bet truputėlį spaudžia ir reikėtų kitokio dydžio, ar ne? Kitokio fit. Taigi, suit. This color really suits you. It brings out your eyes. Šis spalva tau tikrai tinka, ji paryškina tavo akis. That dress suits her personality. It's elegant and vibrant. Ši suknelė labai tinka jos asmenybei, ji elegantiška ir gyvybinga. He chose the red tie because he thought it would suit the occasion. Jis pasirinko raudoną kaklaraištį, nes manė, kad labai jisai bus tinkamas tokiai progai. Taigi, suit, kai kažkas kažkam tinka. Arba pagal situaciją, arba pagal išvaizdą. Ne vien pagal dydį. Ir galiausiai mes turime žodelį match, kai kažkas tinka prie kažko. Jeigu mes deriname keletą dalykų, vėlgi tai gali būti rūbai, tai gali būti kažkokie kitokie dalykai, bet esmė tai, kai mes sakome, kažkas prie kažko dera, kažkas prie kažko tinka. Her shoes match her handbag perfectly. They're both brown leather. Jos batai puikiai tinka prie jos rankinės, jie buvo iš rudos odos. They tried to match the curtains with the sofa. Jie bandė suderinti užuolaidas ir sofą. Užuolaidas priderinti prie sofos. The new furniture doesn't match the rest of the room style. Naujieji baldai visiškai netinka prie bendro kambario stiliaus. Taigi match, tikti, derėti. Apibendrinkim. Fit naudojame tada, kai kalbame apie dydį. Suit naudojame tada, kai kažkas kažkam tinka, atrodo gražiai, arba tinka prie tam tikros progos. Ir match tada, kai tinka vienas prie kito du daiktai, du dalykai ar ne du rūbai. Taigi, tiek šiame video. Jeigu jis buvo naudingas, spauskite like mygtuką. Jeigu dar neprenumeruojate mano kanalą, tai galite tai padaryti, spausdami subscribe arba prenumeruoti ir nepraleisite kitų video, kurie įprastai atsiranda kiekvieną šeštadienį. Ačiū žiūrėjusiam ir have a nice week. Bye bye everyone.